Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Slamsiukai! Sveiki, kaip praėjo jūsų savaitė? Savaitė įdomi, kaip visada. Nuostabiai. Beprotiškai linksmai. Ir dar buvau ledo žemė ir baseinė su mano draugu Simu. Mes abudu žaidėm, kas galėjo padaryti špagatą po vandeniu. Aš laimėjau. Praeitoje laidelėje išgirdot pasako apie Gedimino sapną. Norime pridurti, kad šią 5-mečių pasakojimo istoriją galite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti mūsų svetainėje ltld.lt. Jau sužinojome, kaip atsirado Vilnius. Dabar norime paprašyti mūsų mokyklos 3-mečių papasakoti apie Šiaulių atsiradimą. Seniai trejose kalvose įsikūrė žmonės. Tas kalvas skiria ežeras. Vienoje ežero pusė gyveno žvejai, 4 šauliai medžiotojai. Žvejų odas parduodavo pirkliams. Žvejų gyvenvietė buvo pavadinta žuvinkai, o šaulių medžiotojų šauliais. Taip bent gavo tokį vardą Šiaulių miestas. Lietuvių tautosakoje daug įvairiausių istorijų, kurios papasakoja apie tam tikrų daiktų ar reiškinių atsiradimą. Tokios istorijos yra vadinamos sakmėmis. Mūsų 5-mečiai taip pat kūrė savo sakmes. Ir spėkite apie ką jos. Ogi apie varlės. Pasiklausykime sakmių apie varlės atsiradimą. Sveiki, mėly ponai. Labai nekantrauju ir aš papasakoti, ką sužinojau. Ar jūs žinojote, kad varlės atsirado ir blogos mergaitės? Vieną kartą gyveno mergaitė, kuri negera buvo. Ši negeroji mergaitė niekada neklausė mamos, o vieną dieną net labai negražiai pamelavo, kad jų šuo prie lovos primėtė košės, nors tai padarė jie pati. Ir taip kartą pro šalį ėjo ragana. Ragana pamatė negražų namą. tą namą sukūrė ši mergaitė. Ragana įėjo į vidų ir pamatė netvarkingą mergaitę. Nieko nelaukus, ji pavertė mergaitę varle. Varlei buvo gėda ir ji iššokavo iš namų ir iki šiol slepiasi visokiuose baluose. Taip atsirado varlės jūsų saulėje. Sveiki, aš papasakosiu kitaip apie varlės atsiradimą. Taigi, myli brangus ponai, ar žinojote, kada varlės atsirado iš kamuolio? Ne? Tada nekantrauju jums papasakoti labai neįtikėtiną istoriją. Kartą viename kieme vaikai žaidė su didžiuliu kamuoliu, pilnu varlių. Įsipūtęs kamuolys šokinėjo aukštyn žemyn daug kartų. Supraskite, ponai, nusibodo varlėms ta mankšta, todėl jie ėmė ir išlipo. Nuo to laiko brangėja. Varlės šokinėja ant žemės. Jūsų visų mylimas Enrique. Aš dar kitaip papasakosiu. Brangus ši istorijos klausytojai. Papasakosiu jums apie varlę iš mergaitės. O buvo taip, vieną saulėtą dieną mergaitė, apie kurią istoriją,
Neklausė savo mamos, netikėtai įvyko stebuklas. Ir ji pavirto žalia varlytė. Mergaitės mama ėmė ieškoti savo dukrytės. Ji nežinojo, kad varlė jos dukra. O varlytė rėkė iš visų jėgų. Aš čia, bet mama negirdėjo varlės balso. Ir išmetė įsigandusi varlytę laukan. Nuo to laiko mėlėji. Varlės ne tik šokinėja, bet ir ilgesingai kurkia. Jūsų nuostabų istorijų pasakotoja Oriana. Mėly brangus draugai, visai nesenai sužinojau ypatingą varlės atsiradimo istoriją. Mano draugai, ar žinojote, kad varlė atsirado iš dangaus? Labai senai varlės gyveno danguje. Kiekvieną kartą, kai varlės pradeda šokinėti iki mėnulio, žemė pradeda žaiboti ir griaudoti. Kartą viena varlė išėjo danguje į parką. Varlė šoka aukštai į dangų ir šoko žemyn. Vėl aukštyn ir vėl žemyn. Tuo metu jos draugės pradėjo šokinėti iki mėnulio ir pradėjo žaiboti. Vienas žaibas trenkė į varlę ir numetė ją iš debesų ant žolės. Ji buvo tokia pavargusi, kad užmigo ant žemės. Kai atsikėlė, sakė, graži diena. Ji nusprendė visada žemėje miegoti ir plaukioti giliai po žemės vandenis. Štai taip atsirado varlė. Jūsų Tomas. Taip pat mes jums papasakosim sakmę apie puntuko akmens atsiradimą. Puntuko akmuo seniau gulėdavo giliai girioje. Niekas apie jį nieko nežinojo ir nieko negirdėjo.
Tuo metu, kur dabar Anykščių upė įteka į Šventosios upę, gyveno Anykštos giminė. Gerai gyveno Anykščios giminė. Nei vargo, nei bado nematė. Nelabieji ir prisiartinti prie tos giminės negalėjo. Motina Anykštė buvo galinga žinė. Turėjo jis stebuklingą ženklą, kurį pamatė nelabieji skradžiai žemę prasmegdavo. Pyko nelabieji ant motinos Anykštos. Ant jos giminės išsimastė kartą seniausias nelabasis ją pribaigti. Jos pirkė akmeniu užmesti. Pasišaukė nelabasis savo sunaitį ir įsakė jam tą darbą atlikti. Ir šiaip mėgino tą akmenį pakelti ir šiaip, o akmuo nekrustų. Atbėgo sunaitis pas senelį ir verkdamas skundžiasi, kad negali akmens nei iš vietos pajudinti. Užpykęs senis suriko, Tai silpni dabar pasidarė nelabieji. Lengvo akmenėlio iš vietos negali pakelti. Žiūrėkit, kad ir senas, bet dar tą akmenioką. bet viena ranko paėmęs numėsiu ant tos raganos pirkios. Nuėjo visa nelabųjų giminė prie to akmens. Grėbė senis nelabasis akmenį šiaip. Grėbė taip, o akmuo neįkrustų. Dar kartą pamėgino pakelti jis akmenį, bet tik prakaitu apsipylė ir vis tiek nieko neišėjo. Pavargo senis. Ėmė dairytis aplinkui. Mato, kad sūnus ir vaikučiai plyšta iš juoko. Supykęs senis, kad sušvilps, net lapai nuo medžio pabiro. Subėgo nelabųjų, kiek uodų giroje. Senis jam sako: Neškite tą akmenį vaikučiai ir meskite ant Raganos Anykščios pirkios. Paklausė nelabieji senio Ir iš visų pusių aplipo tą akmenį ir nunešė. Griebė kartą, akmuo pajudėjo. Griebė antrą, nuo žemės net pakėlė. Griebė dar kartą, virš medžių užkėlė. Ir nors sunkiai, bet ėmė nešti. Baisiai neatkenčia dundulis nelabųjų. kur tik juos pamato, tuoj ugninė strėlė juos paleidžia. Tai ir dabar, pamatęs nelabųjų darbą, kaip trenks juos už giedro dangaus. Nelabieji į visas pusės pasipylė, o akmuo čia pat nukrito. O žmonės puntuku pradėjo akmenį vadinti. Mat netoliese gyveno toks vyras puntukas. Piktas ir nedoras buvo žmogus. Sugyventi su žmonėmis negalėjo. Išvarė į motiną iš namų. Pasistatė jis toje vietoje, kur akmuo krito pirkia. Ne jis piktųjų dvasių baidėsi, nei gerųjų gerbė, o iš kitų tik juokėsi. Tai kaip krito akmuo už nelabųjų rankų, tai tiesiai ant puntuko pirkos. Nuo to laiko puntuko nieks nematė, o akmenį jo vardu pradėjo vadinti. Vaikai, sukurkite savo sakmes, atsiųskite mums elektroniniu paštu svalsiukai@ltlt.lt. Valių sėkmių ir Šiaulių atsiradimo istoriją galite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti mūsų internetinėje svetainėje ltlt.lt. Iki kito susitikimo. Mua. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobrauskytė, Elvita Minauskaitė, Rojus Česonis. Sakmes apie varles pasakojo Saulė Steputytė, Enrike Palajanas, Tomas Kalpokas, Oriana Solovjova. Sakmes apie Šiaulius pasakojo Miknevičius. 5-mečiai dainavo Valatsko kurtą dainą Graži valia.